Sveiki visi, šiandien servise 007 turim dar vieną Jeep Grand Cherokee automobilį, 3,6 litro, 2017 metai, kaip žinoma, nuo 2016 metų eina truputėlį kitoks variklis, na ir jam turim sumontuotą Landerenzo kokybišką dujinės įrangos komplektą, apie kurį to jau pat papasakosiu, bet jau iki skausmo turbūt žinot ir ne vieną video darėm, nuo 2016 metų, kaip jau paminėjau, variklis truputį kitoks, keletą kaprizų, sakykime, tokių turintis, na gal ne tiek tų kaprizų, kiek iš tikrųjų reikalaujantis, kad ta dujinė įranga būtų tiek sumontuota, tiek sukomplektuota, tiek sukalibruota iš tikrųjų taip, kaip turi būti padaryta. Kitaip tariant, nelabai atleidžia ir nelabai dovanoja tą bet kaip atliktą darbą, kurį kartais tenka matyti ir tų problemų visokiausių girdėti ir viešojo erdvėje be abejonės daug išdiskutuota. Tai, na ką, belieka tik pasakyti, kad su kokybiškai sumontuota sistema, tvarkingai sukalibruota sistema, tų problemų tikrai nėra jokių, automobilis važiuoja absoliučiai puikiai, be jokių trūkčiojimų, be jokių kažkokių dėžės smūgiavimų, be kažkokių ten bėgių jungimo, nejungimo. Tikrai puikiai pravažiavom trasoj, greitkelyje, per miesto gabalą, tikrai grįžome, esam pasiruošę jau klientui atiduoti pilnai ištestuotą automobilį su jau, kaip minėjau, Landerenzo dujinė įranga. Apie kurios komponentus trumpai. Tai pats valdymo blokas Landerenzo Evo OBD štai šitoje vietoje, gera vieta, aušinimui gera vieta, niekam netrukdanti vieta, prie apačios, jeigu reikės prie saugiklių, mes be problemų atsijungiam, reiškia, atsidarom saugiklį, nusiemam dangtelį su visų valdymo bloku, uždarom, pajungiam viską į vietas, jokių problemų, tikrai labai gera vieta. Skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC, padidinto pralaidumo, lengvas priėjimas, aptarnavimas, išvalom vožtuvą, pakeičiam skystos fazės filtrą. Dujų reduktorius štai čia, šitoje vietoje, Landerenzo L10 Turbo Oversize, geroj, patikimoj, tikrai niekam netrukdančioj vietoj, dujinės fazės filtras, atnaujintas, specialiai su surinkimu, slėgio davikliukas ir purkštukai po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas pilnai savo tvirtinimo vietose, nei pakeltas, nei kažkas, puikiausiai sumontuoti Landerenzo AEB A+ dujiniai purkštukai, dujų padavimą turim padarę iš abiejų pusių, tam, kad be abejonės turėtume vienodą ir stabilų dujų slėgį kiekviename iš jų, tam, kad galėtume džiaugtis tuo geru, kokybišku, sklandžių važiavimų ir automobilio dinamiką. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai, kaip visada mūsų servise, pagal aukščiausius kokybės standartus. Labai daug čia tų pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Variklio skyriuje esantis laidai yra įvilkti į apsauginės gofras ir jie izoliuoti. Čia kalbu apie variklinius, originalius laidus. Tai greta yra mūsų, lygiai taip pat identiškai atrodantis laidai. Dujinės įrangos saugiklis taipogi šalia. Kiekvienas kontaktas sulituotas, jokių kažkokių galų laidų priviniotų, prikaišėtų ar dar kažkur, viskas parinkta tokio ilgio, kokio reikia. Visi galai sulituoti, jokių problemų, reiškia, nei dabar yra, nei ateityje bus. Gofros, jeigu pasižiūrėsim, tokios pačias ir variklio skyriuje sudėtos originaliai, tokias pačias mes sudedam, gamyklinius laikiklius. Kiekviena jungtis bronzinė, jokių plasmasinių kažkokių galų, tiek ant reduktoriaus, tiek ir kitur, tiek aušinimo pajungimui. Na, kitaip tariant, viską, ką galim geriausiai sudėti, mes tą ir sudedam tam, kad tų problemų būtų kiek įmanoma mažiau ir mum, ir automobilio savininkui bei vairuotojui. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas, kaip visada, yra montuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Dažniausiai bendrų sustarimų jis yra montuojamas štai šitoje vietoje. Yra sumontuotas apvalus, gražus, pridėsiu nuotrauką albume matysite, jeigu norėsite pasižiūrėti. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, atsisukam kamštelį ir galim jungti pistoletą ir piltis. Jeigu nenorim ir tingim kamštelio atsukinėti, galim jo ir nedėti. Kaip matome, benzino pats užpilimas taipogi kamštelio neturi, ar ne? Tai va, bet na, kadangi jis čia telpa ir duoda tokios estetikos, tai be abejonės mes jį čia paliekam, gražiai užsidaro, patogu, nei gramdyti, nei klauptis, nei kažką daryti, tikrai labai gera vieta. Na ir balionas atsarginio rato vietoje sumontuotas, kaip visada, kokybiškas Bormech. Yra sudėtas 80 litrų balionas. Gražiai, lygiai, tvarkingai užsidaro, be jokių čia intervencijų per daug į dugną, be jokių ten daužimų, kuvaldomų ir raudimų, tikrai realiai maksimalus koks telpa, jeigu jį ten dėti didesnį, jau reikėtų pasidarbuoti stipriai su kuvalda tam, kad ten galimai keliais litrais būtų didesnis, tai to turbūt niekas nenori. Tai va, tai tiek apie Jeep Grand Cherokee ir dujinės įrangos Landerenzo montavimo servise 007. Jeigu yra kažkokių klausimų, pastebėjimų, drąsiai susisiekit, klauskit, bandysim padėti ir atsakyti. Ačiū.